Dabar nešam, atidarysim, nešam. Net kaip kojos skauda. Ne. Taip, gerai. Ne čia. Mažyčia. Pauzė? Ne, filmuok. Nu, stabdykit, eikime į kambarį. Dabar darysim kavą mes. Darysim kavą. Šitą. Pilsim kavą. Tai va. Mano įrankiai randasi čionais. Čia yra mano įrankiai. Samtis. O kur šaukštas? Šaukštas čia. Darysim kavą. Čia net etiketės nesimato. Palaukit, paimsiu peilį. Reikia gerti stiprią kavą, nes taip yra sveikiau. Nu, biškį pribėrim. Reikia paimti šitą, Reikia paimti va tokį gal, žalią. Gerai, kad čia tarakonai nebėgioja, nes žinau. Čia pradedam. Dabar va toliau pilam. Užtenk. Mane dar. Na, dabar užteks. Ir kavą dedu aš padėsiu už ją kažkur į galvą, nežinau kur. Čia mums reikės visą šitą patraukti ir vežti, nešti, nežinau, žiūrėk. Matai, šitą raudoną aš ištrauksiu. Ištrauksiu šitą raudoną. Ištrauksiu. Ir padėsiu kavą čionais.
Šitą raudoną aš paimsiu. Taip pat. Ne. Mesk į kibirą žalią. Ne, tai va čia padėsiu. Tai va. Gaminsim kavą. Kiek manai užteks tiek? Jo. Gerai? Nu jo, maždaug tiek ir užteks. Tai va, jung. Padarysim kavą tada. Čia pripil. Nu tai čia pilsiu. kad jie Nepil. matytų. Kodėl? Nu, ble, lievai, nu, ką tu iš tokio gersi? Aš jį pilu atliekas. Tai nepilk į jokio. Į čia įpilk ir Ne, viską. tai čia ir esmė, kad mes parodysim, kur aš pilu šiukšlės. Tai čia kai išgersim. Nu tai kai išgersim, taip, Nu, tai, taip. tai ką tu čia dabar skaitys? Save filmuot. Kad nesuduštų, žinai. Ne. suduš. Mūsų šitas kolega iš to diencentrio pylė ir suskilo, sako, sprogo. Nežinau, kas nes. Cukraus reikia? Parodysiu, kur cukrų laikom. Nu, atliekas tai aš jūs pėsiu tą kiberą, nu. Tai atliekas, tai pilk. Ne, tai atliekas, jo. Viskas, ne? Ne, cukraus. Blet, kur cukraus? Taigi čia buvo pilna cukraus. Man atrodo, cukraus aš turiu, tik tai druskos neturiu. Man atrodo, jo, cukraus aš turiu, va. Cukraus aš turiu, va, tai? Cukraus aš turiu. Va, cukraus aš turiu. Dabar darom, kaip visi daro. Paimam šitą ir spaudžiam. Na, kaip sunku, blėt. Nesugadinčiau. Arbatą tai lengviau padaryti, žinai. O, dabar pasimsim puodelį kokį. Ar norėtum gauti, ne, iš tikrųjų, nenori, ne? Tau puodelis, man puodelis. Čia dulkės, tai. Reikia dulkės praplauti. Jo. Parodyk. Jo. Praplovim. Tau. Užtenka. Taip įpilna, nu, kad tu atsigertum. Užtenka. Taigi tu mano svečias. Tavai įpylėm. Čia viską čia nais. Cukraus įdė. Nu, gerai. Vieną tokį didelį šaukštą. Arba... Blet, šitą dar reikia praplauti. Blet, prilašinau. Nu, pauku, man to sveika grindim. Žiūrėk, paimsiu čia tau. Tavęs nefilmuota, ne? Ką, nufilmuoji save? Ne, tai. Draugų filmuot nereikia prieš valdžią. Gerai, užtenka. Tai va, čia tau. Valgyt, aišku, aš neturiu ką. Tai gaminsim. Nu. Čia tau, o dabar įpilsiu savo. Į vasarą, žiūrėkit. Vasaros ligoninė 2021-2022 metai, 29 metai. Dabar pilu savo.
tai reikia gal atidengt. Ne. Ne? Tai reikia dar mintas užpilt. Nu, Nereikia, nepilk. Ne, užpilsiu dar mintą, žiūrėk. Tai, blėt, kur man šitą dėt? Kur kriauklė, blėt? Čia paprastai padarysiu, žiūrėk. Va šitą, va, žinai, čia pamerksiu. Pažiūrėk, kur pamerkiau. Parodyk, čia. Pamerksiu, žinai. Ir užpilsiu dar. Ir kai išgersim, užpilsim viską. Čia tik tai vanduo, žinai. Ble, čia tai jau tikrai negerai. Labai po truputį reikia leisti. Palauk, paragausiu, aš skaniai kava. Žinok, nebloga. Kava tikrai, žinok, nebloga. Karti, tokia ir turėtų būti. Dabar įsidėsiu šitą. Dabar įsidėsiu šitą cukraus. Blet, išpyliau. Nu, blet, būtų, sakau, turėčiau kriauklę, nebūtų tokių problemų, žinai. Žiūrėk, čia. Ble, čia išpyliau. Galim gert dabar. Pauzė. Reikia dar supjausti. Nors pas mane didelis puodas, visos sutilps. Nuskusk ir supjaustysi. Nu, ne. Kaip puodė, prieš verdant ar pusę. Žiūrėk, aš šitus dedu šičia, matai? Dėk, kur tau reikia. Tai va, šitą pasiemu, žinai, va, skutuoju šitą, nes negaliu, žinai, kitų. Ble, šitas gaminimas, tai čia savaitės darbas ir dar negana to reikės kitus video montuoti. Čia, ble, šitas savaitė vienas iš sunkesnių, o paskui gulėsiu vasaros gatvėje. O mano tas viršininkas rašo, tai gal visai nevaryk tų laiptinių, žinai, sako. Gal tu visai nevaryk tų laiptinių, sakau, aš gal, kad tipo, nu, šiuo metu, sako, tai parašyk prašymą išeiti iš darbo, žinai. Aš bet tas laiptinės valau pusę dienos. Vieną laiptinę valau pusę dienos, žinai. Vieną laiptinę valau pusę dienos. Vai? Jo. Vieną laiptinę valau pusę dienos. Aš sakau, po mėnesio laiko aš jau būsiu žinomas visoje Lietuvoje. Kaip pasakė tas kaimynas Gintaras iš priešais esančio namo, tai sako, pafnuk savo buteliuką. Gerai. Vėl sako tas kaimynas Gintaras iš priešais esančio namo, žinai, sako, būsi žvaigždė. Aš jau dabar tiek prifilmavęs, kad mane gali pastebėti, žinai. Bet mane pastebės tada, kai tai įvyks, žinai. Mane pastebės tada, kai tai įvyks, tai tada aš jau gal apie tai ir pakalbėsiu. Bet mama jau dabar nerami. Mano mama jau dabar jaučia terorą iš valdžios. Mato šešėliniam internete terorą. Šiandien sapnau, kad buvau kažkokiam Rusijos federacijos mieste ir mane atvažiavo sveikinti visi klasiokai su mokyklos užbaigimo proga. Kažkur rudenį, žinai. Ten buvo labai tamsu, šalta, kažkur ten prie poliarinio rato. Ir tipo mane atvažiavo sveikinti klasiokai. Ai, blėt! Pizda, kaip skauda, man koja, blėt, pritryniau. Pritryniau, blėt, koja. Pizda, kaip skauda. Dabar, žinau. Galiu prisėsti ant sofos? Ne, ant sofos nereikia. Tave visų kadrų paims. Ką? Visų Gali. Ne, bet neprisėsti, tiesiog atsistok šičia, blėt. Nepadarysiu aš nieko blogo, tai lova. Ta lova labai brangi. Kiek kainavo? Jinai pirkta su akcija, kainavo 220 eurų. Nebent reikės prašyti, kad mama kitą nupirktų.
va, žinau, bet čia geresnė kokybė šitam telefonė, labai gera filmavimo kokybė, žinau. Yra dar geresnių telefonų, bet tiek kainuoja 2 štukas, kurie turi geras kameras. Bet šiaip visi telefonai yra vienodi, žinai, va, pafilmuok kaip šičia. Matai? Man dabar, ble, čia viskas, na, apsinešė, čia, ble, nuo durkų viskas čia apsinešė, ble. Pizdės, ble, nuo vidurkų čia, na, viskas apsinešė. Tai jau dabar mama jaučia terorą iš pradžios, aš jau žinau, kaip tai vyks. Tai dabar klausimas, ką aš padarysiu, kad mane ne tik pastebėtų, bet ir atsižvelgtų į mano gyvenimo sąlygas. Aš taip galvoju kiekvieną dieną, tą, ką aš rašinėjau video, ten yra nemąstymas. Tai yra tiesiog pagrindinės mintis, apie ką aš mąstau. O aš kiekvieną dieną apmąstau labai daug dalykų, tokių kaip Rusino planeta, kaip Saulės sistema, kaip Rusija, kaip Rusijos civilizacija, žodžiu, kaip mano tie patyrimai, tie sapnai iš Rusijos federacijos. Rusijos federacijoje yra labai daug gražių miestų, labai daug gražių, ne labai daug, bet ten yra labai gražių miestų Rusijos federacijoje. Ir žmonės ten gyvena taikoj. O ta Ukraina puola net ne Rusija, ten nežinau, kas puola ta Ukraina. Ukraina bombarduoja, supranti, Ukraina bombarduoja, ten karo nėra, ten tiesiog bombarduoja tą Ukrainą. Tai va. O karai vyko Rusijos federacijos viduje, tai buvo prieš labai daug planetų. Kai mirė Jėzus Kristus, nebeliko jokio gyvenimo ploto, supranti. Jei mirė Jėzus Kristus, viskas buvo išnykę jau. Pasaulis jau buvo visiškai miręs, tai yra seni žmonės. Senatvė tai yra liga. Kaip aš sakiau per tą video, senatvė tai yra liga. Ai, ble, pizda, kaip skauda kuo, nu nahui. Šitą, ble, mozolį pritryniau ant pado. Mozolį pritryniau ant pado. Tai va, įdėsim visus šitus, žodžiu, išsitrauksiu tą puodą. Įdėsim visus šitus. Dabar yra be 15:05 lygiai. Įdėsim visus šitus be 15:05. Duok Dieve padaryti, duok Dieve man rytoj sumontuoti gaminimo video, o trečiadienį, ketvirtadienį darysiu kitus, žodžiu. Žodžiu, bus užimtas iki pat tos dienos, kai ateis pirmadienis. O antradienį atsigulsiu į Vasaros gatvę. Tikiuosi į Vasaros gatvę, ne į Naują Vilnią. Nes Naujoje Vilniuje ten, ble, pizdės ten kokie. Tai dabar reikia dabar morkas reikia. Pafilmuok, morkas pirkau. Pafilmuok, morkas. Dabar morkas. Dabar morkas reikia nuskurt. Morkas pirmiau gali dėti. Kur? Virt. Virt? Kodėl? Jos ilgiau verda. A. Tie, kurie nepritampa Lietuvoje, važiuoja į Europą. Ne tai, kad tie, kurie nepritampa, bet tie, kurie yra iš turtingų šeimų, jie gyvena Europoje. Ne tai, kad turtingų, bet tie, kurie, tarkim, jeigu yra turtingi tėvai ir jie nenori laikyti savo vaiko, tai tas vaikas paprastai važiuoja į Europą. Europos Sąjungą. Tikrai ne į Latviją, ne į Estiją, į Vokietiją, į Prancūziją, žodžiu, ten į Angliją. Tie, kurie nepritampa savo šeimose, žodžiu, tėvai juos išvaro į Europą. Kurie yra pakankamai darbingi, sveiki, bet tėvai nusprendžia auginti, tarkime, yra daugiavaikė šeima turtinga, tai iš tos daugiavaikės šeimos faktiškai visi važiuoja į Europą. Visi važiuoja į Europą. Visi važiuoja iš tenais į Europą. Tai aš esu matęs labai daug gerų rusiškų miestų, labai daug gerų rusiškų miestų esu matęs. Labai daug gerų rusiškų miestų. Šito aš nedėsiu tą savo maišą, todėl kad reikia, jis negali jo užteršti. Šitą išmesiu atskirai, galėsiu parodyti, kad šitus metu atskirai, žinai. Tai dabar reikės vandens pripilt. Jo, reikės dabar vandens pripilt. Iš kibiro pilsiu vandenį, žodžiu. Dabar ateisime, atsinešim vandens į kibirą. Atsinešim vandens į kibirą.
ir pripilsime iš kibiro vandenį. Ne, pirmą supjausyti. Ne, pirmą gal atsinešim vandens į kibirą. Nu, čia sakau, čia praeis tos 2 valandos kaip nieko. Ir vat supranti, jau dabar ruduo, žinai, dabar jau ruduo. Dar vasara. Dar vasara, bet jau saulė kaip rudenį, žinai. Va šitas švarus, tai galima pasidėti šį čia. Pafilmuok. Galima pasidėti šį čia. Šitas švarus. Tai reikės į kibirą prisipil, žodžiu. Iš to kanistro nieko gero, jokios naudos iš to kanistro. Nebent reikia labai nedaug vandens. Tai gaminsime šiandien guliašą, miltų to. Miltų, man atrodo, aš turiu. Jo, miltų aš turiu, tik nežinau, jie dar geri. Miltų aš turiu. Jo, miltai geri. Bus tas. Pasakau, pas mane labai trūksta vietos. Nėra sąlygų, nėra šitą kriauklės kanalizacijos. Nežinau, tai reikės kokius 3 video padaryti. 3 dienas filmuoti, kaip gaminu. Tai trečiadienį tikrai ne, ketvirtadienį ir penktadienį. Ir va tada tai šiandien, rytoj važiuoju aš pasirašyti prašymui dėl atostogų, jeigu išeis. Tada rytoj važiuoju atsiimti prekės, kuri man pravers atsigulant į vasaros gatvę, tiksliau prieš vasaros gatvę. Tai va. Šito aš nemetu į savo šiukšlinę, todėl kad jisai gali užteršti, tai yra biologinės atliekos, jisai gali užteršti, tai va, ką aš dabar darysiu, tai dabar reikia sinešti man lentelę. Vieną sinešti, sustabdyti. Nematau lentelės. Nematau lentelės. Kur čia, blėt, lentelė? Nematau lentelės. Ai, va, radau. Va, radau lentelę. Daugiau kažkaip nematau. Nėra lentelė. Nu, stabdyk. Tai va. Šitą išplaunam. Kur mano tas pasiema peilį. Ateik iš karčiau. Matosi. Ne, ateik. Va, gerai, nesudarbėt. Ir dar būti. Dar paklausiu. Nereik tokiais mažais. Ne? Tai va dabar ką darysim? Išsitrauksim puodą. Tokį puodą išsitrauksim, kurį man nupirko tėvai. Padėsiu aš jį čia. Padėsiu šį čia. Padėsiu aš jį čia. Čia padėsiu. Ir dėsiu į puodą. Reikės virti. Ir dar būsi. Ajo? Jo. Da. Bet aš sakau, aš kai pjaustyt pradedu bulves, tai šias labai smulkiai pjaustau. Nu dar reikia nuplaut. Viskas taškosi. Mama sako, gamint maistą. Pizda, čia nėra jokių sąlygų.
Tai filmuosim ketvirtadienį ir penktadienį. Šeštadienį turėsiu veiklos. Šeštadienį aš turėsiu veiklos. Sakau, šeštadienį aš turėsiu veiklos. Bletga, šitą lentelę pasilik man, žinai, ant stalo. Gal ją man ir pasilik, žinai? Kokios gyvynės suos. Ką? Pasilik. O tokia maža lentelė, žinai, galiu parodyti. Nesimato tau. Matos. Matos. Šitas telefonas filmuoja geriau nei kamera, kuri pirkta už 500 eurų. O matai jau tokią lentelę. Matai? Tokią lentelę. Aš gal šiandien būsiu laisvas, bet nieko nepavyko padaryti šiandien. Alio. Kelintai? Ai. Tai aš biškai vėliau prisijungsiu. Jo. Gerai. Gerai. Tai zaibis. Tai nežinau, noriu dirbti visą savaitę 100 užsidirbti. Pas mergą varysiu. Ne, nuo pietų nebūna darbų. Kas? 2 savaitės dar lankysiu. Tai va. Gerai, davai, pasisuksim rytoj. Davai. Kas skambino? Draugelis. Šiandien turiu varyti? Rytoj. A, rytoj? A, tai gerai. Gerai, kad ne šiandien. Rytoj visiškai darbo neturėsiu. Galėsiu pagalvoti apie savo gyvenimą. Na tai aš moku dirbti, tai tiek, kad sąlygų nėra mano namuose. Aš galiu pagaminti maistą. Eisim ieškot paskui kibiro eisim, su kibiru eisim. Ble, čia biški per daug, nežinau. Paimsi mano maisto? Namo? Jo. O kur įsidėt? A, nežinau. Į stiklainį gal? Ne? Ne. Arba aš pats valgysiu. Pats suvalgai. Galvoju, kad tu šiandien reikia važiuoti, bet būtų metęs visą darbą ir būčiau likęs be nieko, žinai. Tai šitą reikės išmesti, va, į atliekas. Čia mano atliekos. Blet, praplyšęs, nahai. Praplyšęs, blet. Matai? Žiūrėk, tai praplyšęs. O įsivaizduoju, gyvenčiau kaime, ką aš daryčiau. Ką aš valgyčiau. Čia bent elektra yra. Ir įranga, žinai, nauja. Aš galiu gaminti maistą, bet sąlygų nėra. Čia visiškai... Kodėl aš sakau, nes po 2 savaičių, kai grįšiu iš vasaros gatvės, aš labai susipyksiu su kaimynėmis, supranti? Aš labai susipyksiu su kaimynėmis. Šito neišnešiu, nes man dar reikia mėsą pjausti, dabar žiūrėk. Paima mūsų šitą kibirą, vandens, žinai, kibirą ir nešam, stabdyk. Matai? Matai? Kibiras. Gerai, kad čia yra iš tavo. Mama kaimynė pastovi visus apšnekinėja, žinai.
kaimynė visus pastoja apšnitinėja, žinai. Mano kaimynė vadinasi apšnitinėja. Aš rusiškai nesuprantu, žinai. Matai, švarus jau. Tam bandžiau. Mama sakė, daug nepilk. Tada gal dar parūkysim, žinai. Aš užsimanau rūkyt po kavos. Gali pasmukti, atrodo. Davai, žiūrėk. Mes čia, žinai, ką padarysim? Aišku, čia galima buvo daryti šitą be vandens, bet mes čia įpilsim vandens dabar. Kad čia greičiau išvirtų. Filmuot kibirą? Jo. Tai gerai, dabar. Pagaminsim kibirą, čia statau. Gerai, kad čia tarakonų bent jau nėra. Dabar kaip galim jungt? Žiūrėk, suprotas instrukciją, taip? Popierių patrauk. Ne, tai su popierium turbūt. Blet, ką aš jau nejungiau? A, jo. Aš jau nejungiu. Tai va. Kučia tasai. Tai reikia jungt, žinai. Reikia jungt. Žiūrėk. Taip, važiuok. Čia įspaudė. Ir va, mod. Mano mama labai gerai moka jo naudotis. Jeigu ką, viską pilsim į šitą kibirą, žiūrėk. Į šitą kibirą, jeigu ką, viską pilsim. Tai kol dabar verda, kam čia filmuoti, kaip verda vanduo. Na, blet, jeigu čia pradės puto, čia bus pizdės, čia kaip pradės viskas varvėti. Dabar taip, mes darom taip dabar. Ką sakė dabar reikia daryti? Mėsą pjaustyti. Mėsą, jo. Jo, reikia mėsą. Mažesnį paimk gabalą. Aha, gerai. O ne didesnį. A, didesnį? Jo. Va, šitą paimam, bet reikia kažkur, žinai, surasti, blet, kokį maišą, žinai, blet, aš neturiu, žinai, normalios šitą. Reikia kokį maišą, žinai, surasti. Va tokį maišą paimsiu. Blet, šitas maisto gaminimas jau 5. Mes dar į kamštį papuolėm, nes tai va, šitą va, aš dėsiu viską tada, žodžiu. Viską dėsiu šitą maišą, čia bus kaip šiukšlė. Tai tada, kaip čia dabar daryt man, kad išbėgtų tų sultį, žinai. A, čia prapjovau, ne, prapjovau. Žiūrėk, žiūrėk, tai žiūrėk, tai. Tai labai mažais gabaliukais, juostelėmis. Tada reikia kitą peilį pasiimti. Gal bus gerai, žinai. Gal bus gerai. Ir čia padeda mūsų mėsą. Išima mėsą. Lėkštutę įsima. Lėkštutę? Kur dėt? O kam lėkštutę? Kur dėt mėsą? A, supratau. Gerai, tada galim išsimti lėkštutę. Pažiūrėk, kaip pas mane atrodo, papulkštas pusės. Matai? Šitas va padėtas. Čia šitas padėtas. Va šitą lėkštutę išsijau. Aš noriu, kad žmonės sužinotų, jog gyvenu blogom sąlygom, žinai. Nes tos kaimynės mane nakroja. Tos kaimynės, žinai, mane nakroja. Papjausto mėsą. Sakau, blet. Gali išėsti. Išimk ir nuplauk. Ką? Išimk ir nuplauk. Su kuo? Su vandeniu. Jo? Išimk. Iš pakuotės.
Mes tą kibirą. Šiukšlę. Ne, reikia mesti tą žalią maišą. Čia gal net pusę mėsos šitos sunaudot. Pusę, na, ble, čia, nahui, viskas, ble, čia per tą mėsą, ble. Pizdu, ble, na. Tai va. Kur aš čia padėjau, žiūrėk, čia padėjau, matai? Čia padėjau, paimu, žinai, per kokį pusę, ne? Nu, daug šios mėsos. Be sausgyslų labai gera kokybė jautina. Mhm. Lengva gamint, žinai. Tai ką mes darom su tą dalimi mėsos? Mes... Ble, čia sausgyslė. Ble, paspjausiu pirštą turi. Paskui darysim burokėlių sriubą ir gal tada bus viskas. Pjauk. Pochui taip padarysim. Perpjaugi. Mes pjaunam, ble. Daug aišku. Ne. Nuplėšti reikia. Tai nuplėšiu. Tada šitą, kur dedam į maišą ir šaldytuvą. Ble, ten tu pradės virt, man atrodo. Ne, dar daug. Šitą dedam į maišą ir šaldytuvą. Šitą dedam į maišą ir šaldytuvą. Į maišą ir šaldytuvą. Ir dabar pjaustam šitą. Ir šitą per pusę gabaliuką irgi per pusę. Jo. Ja. Bet tai gal užteks mūsų? Ar nebus per daug tai yra? Ne, mažesnius gabaliukus. A mažesnius gabaliukus, ne? Tai supjaust. Visą supjaust. No. Zakalibau. Ir tuos per pusę. Ir dar per Tai pusę. jo. Dabar va taip pat kitaip iškižinti. Po nedaug žinai, Mhm. Aš buvau gal su vištien, bet jautinai dar pjaustusi. Tai tiek, kad jautina nėra tokia skani, žinai. Skani jautina. Jo. Jo. Nežinau, bet žiurkės labai didelės. Iš kurių gaminama jautina. Dabar šitus gabaliu čia. Svarbiausia yra įsikelti viską paskui į kompą, apdoroti ir išleisti video. Biletas Šiknius man parašė, taip žinai rašo. Tai gal jau nebenorit plaut laiptinių. Čia neįgalių centras sprendžia, ne jis. Jis yra tik tai pirmininkas. Viską sprendžia moteris. Čia jau su sausgyslė, šitą nepadarysi, žinoma. Tai gal dar vieną gabaliuką užteks? Šitą dar jos pjausti irgi. Ne, turiu minį iš kito. Ne. Nereikia, ne? Tai su būliam ir su morkom. Ir dar sumažinti. Iki 600. Gerai, kad čia niekas nesidaužo bent jau, žinai. Nu, dabar turime vandens, kiek reikia. Bet jeigu reikia vandens prisipilti, tada reikia pasidėti po to kanistrų. O po to iš to kanistro šūdas nenauda, žinai. Nėra sprendimas tas kanistas, nes to iš viso nahui tas kranelis. Dar reikia vieno ar ne? Nereikia, ne? Ne, užtek. O kaip mes darysime tą padažą? Su miltais? Jo. Ir su pienu, ne? Jo. Kaip ir mano mama daro. Aš bandžiau daryti, va, dabar va, reikia palaukti. Dar reikės kažkaip pjaustyti. Pauzė. Ne? Svogūną. Pažiūrėkit, hebra.
Kaimo svogūnas. Pažiūrėkit. Kaimo svogūnai. Nu, gal užteks Vieną tokį jau Vieną, užteks. jo. Čia pas mane biškį yra, bet jisai nevalgomas. Va. Net lup nereikia. Įsivaizduoju, net lup nereikia. Kažkas kava kvepia labai. Ačiū, aš neišgėliau dar. Svogūnas su mažais gabaliukais. Jo. Šviežias svogūnas. Iš kaimo, iš Lietuvos kaimo. Tai paskui kai kepsim, ane? Jo. Ir ko dar mes ten ėmėm? Viskas. Viskas, ane? Patau. Labai daug pinigų žinai išėjo šitam darbui. Šitam filmavimui daug pinigų žinai labai išėjo. Jo. Nu, Bet tai geriau žinai negu pačiam gamintis tokiam sąlygom visus metus ir negauti normalaus būsto. Supranti? Gal dar vieną? Ne, reikėtų dar vieną. Ne, reikėtų. Užteks. Ne, tikrai ne. Užteks. Mano mama labai daug deda svogūnų. Ne, užteks tikrai. Tai žiūrėk, tada darom biškį kitaip. Čia vietos nelabai. Ai, dar yra pusė, ai, dar tik tai pusė, ne? 13 po 5. Ai, 13 po 5 jo. Sakau, mano gyvenimas tuoj virs košmaru. Mano gyvenimas tuoj virs košmaru. Blet, neužtenka vietos, matai? Tai ką daryt dabar su šitu? Čia dėk. Ne? Gal paimti šitą, žinai ką, dubenėlį. Palauk, ištrauksiu dubenėlį. Na čia yra viskas, ką aš turiu. Va šitą reikia išimti. O, aliejų nuverčiau. Matai, aliejų nuverčiau, dar būtų išspyręs. Aliejų nuverčiau. Tai va, gal geriau būtų, žinai, va, tai šitą sudėti. Svogūnus. Nes šiaip čia valgyti skirti, žinai. Gerai, žinai, kad niekas šiandien nesidaužo į mano duris. Tai va. Lauda šitą pjaustysiu, čia labai... Matai, čia, blet, kaip jis išaštintas. Tai šitos supjaustyk mažiukais. Nu, gerai. Čia kaip porai, žinai, šitie svogūnai kaip porai. Kaip porai. Čia yra tikras kaimo svogūnas. Šviežias, Liepos mėnesio. Gavau per gimtadienį. Per gimimo dieną. Tai gal viską čia supilk, ne? Viską gal čia supilk. Čia šiaip sriubai šitas skirtas, žinai. Tai gamysime sriubą. Ketvirtadienį arba penktadienį. Ar penktadienį? Čia plaukas? Kas? Plaukas? Ne, čia svogūnai. Va. A, jo. Fu. Nebereikia daiglo, ne? Ne, reikia.
Tai gal būtų gerai, kad mes 3 dienas kažkokį tai patiekalą sugalvotumėm ir pagamintumėm. Gerai, pauzė, ne? Ne, jo. Paskutinė. Filmuoji? Reik nukošt bulves. Jo, reikia. Bet neturiu to dušo, ble. Tai su dangčiu. Viskas išjungiau. Kur čia mano tas... A, va čia padėjau. Biškį reikia mum patraukti. Čia tik tai vanduo, žinai, pizda. Kaip man čia dabar daryti? Nu, uždenk šitą ir pilk. Nykščiais čia, nykštys ant viršaus, nykštys. Ant viršaus nykštys. Ant šito, va. Jo. Nu, ir pilk. Morkas reikėjo virti atskirai, bet jau neturėjau nei vietos, nei laiko. O, galima daryti. Va čia padarysim. Gerai, kad čia turiu, žinai, va čia mano šita va, mikrobangė, bet naudotis ją negalima. Grūs. Biškai pjauni jau. Jo. Ačiū tau, ačiū savo mamai ir ačiū tau. Nu, aš tavo išskirtinis draugelis pafilmuot, kuris susitinka, ne? Jo, sako, tu visų prašy niekas nenori. Čia reikia sargiai, kad... Čia su morkom gaunasi tokia košė, ble. Su sviesto reikėjo, bet užmiršau, kad neturiu, žinai. Mama klausė, sviesto turi? Margarino. Jo, arba margarino. Jo, tai jeigu neturi nieko, tai blėt, bet kas gerai, žinai. Margarinas. Blėt, galėjau nusipist. Matai, galėjau nusipist šitas. Galėjau nusipist. Davai, trink tas bulves. Palauk, tai šitą padedu. Gal dar reikia, ne? Dar biškį reikėtų pieno. Ir paskui mes šitą dėsim ant... Grūs. Bet čia reikia sargių stovi. Blet, jeigu nukrist ten matį, blet. Ai, nenukris. Aš dabar supratau, kam padaryta, žinai, va tas, va. Tas dangtis, aš jį galvau užmeš, žinai, va tą. Laiko nebeliko, tik tai 1 valanda. O dar turi ištroškint, ble. Tai kitą kartą gaminsim šitą barščius, o paskutinį kartą gaminsim koldūnus. Gerai? Barščius gaminsim. Tai gerai gal? Gerai. Palauk, reikia iš apačios viską ištraukti. Iš apačios reikia viską ištraukti. Kad neprisviltų. Gerai, kad išjungiau, žinai, nes jau būčiau palikęs jungti, tai būtų prisvilę. Tai gerai, dabar šitą padedam, mes kažkur padėsim, va čia nais. Čia, blėt, čia nepradėjimas man. A, nu jo. A, blėt, aš vos neišpyliau ten. Tu matai, blėt, aš vos neišpyliau. Va, čia šitas kriauklė šita va. Praskalauk. Ką, šitą? Jo. Gerai. A, nuo dulkio, ne? Tai mes dar gaminsim barščius kitą kartą ir paskutinį kartą gaminsim koldūnus. Gerai. Arba vaškius. Daugiau nefilmuosiu. Jeigu filmuosiu, tai tik tai su televizija. Tai va. Čia, blėt, reikia nušluostyti. Ar su rankšluosčiu su šitu. Statom čia. Tada dabar pilam aliejų ar iš karto? Ne, pirmai kaistuvė. Ne, tai sakys labai greit.
Tai pirmą išpilam šitus, ne? Šitus su bulviam ar su morkų tai nėra. Blet, sakau, reikėjo dar papjausti. Aliejaus dar papiltas. Kas? Aliejaus išpilk. O tai ką mes darysim su ta mėsa? Ar tu parsiveši į savo chatą? Tau nereikia? Nu ką žinau, gal surasiu kam panaudoti, jeigu neišmėsiu. Matai, sakau, čia dar tilptų, čia dar belikiek tilptų. Ne, užteks. Tai tu suvalgysi tada. Suvalgysi turbūt. Įpilam aliejaus ir dar reikia biškį vandens. Jo. Ir uždengt. Tai nežinau, šitiek laiko montuosiu šitus video, bet ble, čia bus darbo visai savaitėje. Žinai, bus darbo visai savaitėje. Dar reikės vandens truputį įpilt. Šio vandens pilt. Gerai, kad ko dar nekaršta, žinai. Čia maksimali srovė. Užtenk. Nu. Pastatom. Žiūrėk, matai? Žiūrėk, kad parfumuok iš arčiau. Šitas mygtukas. Ir va. Uždenk. Reikia dabar uždengt. Kitą kartą gaminsim vašius ir paskutinį kartą gaminsim koldūnus. Viskas, pauzė? Jo. Ai, čia pala. Reikia uždengti, ne? Šitą reikia uždengti. Mama sako, kažką skanaus pasigaminti. Čia to išnyks šitas skystis. Va, užpilva, nes dar... Jo, gerai. Va čia padedu ant lentelės ir čia padedu. Reikia... Ble, oi! Ai, čia gerai. Užtenk. Tai dar pamaišysiu, žinai. Nėra tiesiog, žinai, kur pjaustyt mėsos, dėl to kiek mažai, nes nėra kur pjaustyti. Užtenk. Tai kitą kartą mes gaminsim šitą kitą kartą burokėlius, o paskutinę dieną koldūnus. Uždenk. Bet kur čia? Ai, va, su šituo. Sveiki, chebra, pas mus sudegė keptuvę, kol buvom rūkyt. Tai dabar nieko neišeis padaryt. Sudegė į keptuvę, tai mes dabar viską paimam ir dedam mūsų draugui, operatoriui į stiklainę. Ne šitą. Šitą kurį? Šitą? Tuščią. Didelį, ne, tą kitą. Tą. Šitą? Jo. Čia miltelį buvo. Kokie? Ar čia, ble, čia visur miltelį. Nu tai nieko tokio, tai tada dedam mes... Dėk į vieną šitą ir maišyk. Ble, kiek sveria, na. Tai va, žinai, mes paimsim ir va viską dėsim į šičia. Tikiuosi mūsų operatorius norės pavalgyti. Karočiui, kol mes buvom rūkyt, viskas sudegė ir neišėjo pagaminti padažo. Indukcinė išjungta, tu jinai pati išjungs, bet dabar, žodžiu, reikia gelbėti mūsų keptuvę. Tai, žodžiu, toks dalykas, žinai, va, žiūrėk, aš dabar žiūrėk, kad aš parodysim, žinot, kur aš valgau. Čia va, padėsim, čia medis, nesudeg, žinai. Užpilk vandenį. A, vandenį? Gerai. Blet, kaip dega, kokia smarvė. O, blet, čia pizda šikalių užlink, žinai. Užpisim vandeniu. Galvom mes pasigaminti šitą pieno, bet tai būtų pizdėt buvę. Žodžiu, čia mes šitą. Tai va, gerai, mes čia aš dabar žodžiu. Šitą aš jums parodysiu, kad turiu šitą geležinę kempinę, kurią reikės pasiimti. Reikia šveist. Čia mano maišai. Va, šitą kempinę mes iš karto dėsim į šitą. Ir vat ką aš dabar noriu pasakyti, pasižiūrėkit, kur aš valgau. Ai, bledė, šitą uždėsim ant keptuvės. Dabar pamėginsim įsidėti į... Va, aš valgau iš tokio plasmasinio,
kuris šiaip yra skirtas šildyti maistą. Tai žiūrėkit, dabar mes padarysim. Dabar mes paimsim viską, bet iš čia apačios ištrauksim. Labai lengvai išsitraukia. Ir reikėtų biškį praskalaut. Bet čia reikia sargiai, kad nenuverstum šito. Ble, nebėga. Kodėl? Pizda, nebėga, ble. Kodėl? Ble, nebėga. Užsikimšo, ble. Įdomu, kas šiam atsitiko, ble. Palauk, kai išpaunykit iškim. Su gal tą reikia. Atsukt. Dabar tiesiog. Ai, va, čia turbūt dėl... Iš kur tu žinojai? Oro trūko. Oro trūko, ne? Ai, vakuumas, dėl to nebėga. Matom, nu aš jį praskalaujam. Čia dulkų pasikūpė, žinai. Jie adomas genijus, tu žiūrėk. Paimam ir čia viską išpilam. Ir ką mes dabar darysim, kai ten atvies, dėsim viską šičia ir nešim į virtuvę plaut. Bet vat aš parodysiu, kur aš valgau. Išplauk man tą stiklainį. Šitą? Jo. Išplauk? Ne. Įsidėsi čia, ne? Mes dėsim operatoriui pavalgyt. Operatorius, aišku, filmuot nenori, nes pas norėtų pečiai nusifilmuot. Va, žiūrėk, kad va, įdėjau. Išpilam. Dar, putoja. Jo. Tai kitą kartą gaminsim burokėlius. Užsuk. Jam. Tai va, dabar, puhuoja, ne? Plastikų milteliais. Tai ką daryt? O tai neturi kito? Kito? Šitą turiu. Šitai įsidėjau? Tai ką atnešiu? Atnešiu ir tave, ne? Nu tai tu dėki savo į šitą. Tai gerai, mes dabar pažiūrėsim. Blet, sudegė viskas. Žiūrėkit, kaip skanu. Pafilmuok. Kaip skanu. Su jautiena, truškinta jautiena. Bet aišku, jautiena sudegė, nes trūko aliejus ir vanduo išgaravo. Aš per daug atidarinėjau dangtį. Dabar mums reikės... Tai va, aš įdėsiu savo operatoriui pavalgyt. Į indelį, kurį pats ir nusipirkau. Jis yra skirtas net ne šildymo, tiesiog maistui. Tai dabar va, dėsiu šitą, va, dėsim didžiausią porciją operatoriui. Jis pažadėjo atnešt ir tu atnešė, ne? Jo. Kiek kainavo? Neprisimenu, bet toks šitas net skirtas šildymui, žinai. Bet jis už tai nebūšta. Dės mūsų operatorių valgyti, dalį paimsiu aš ir paskui plausime mes indus ir kai išplausim indus, tada baigsim filmavimą ir tęsim su burokėlių sriuba. Bus burokėlių sriuba kitą kartą. O paskutinį kartą bus koldūnai. Tai dabar dedu savo, dedu savo, žinai. Su mėsa reikia labai atsargiai, nes jinai sudega. Aš labai nenoriu gaminti tokiom sąlygom maisto, nes čia pizdės čia, blet. Mes išėjom parūkyti ir viskas sudegė, nes išgaravo kondensatas vandens. Tai su šitų podų viskas tvarkoj, tik tai su keptuve, žinai. Aš šitą visą video persikėsiu kompiuterį, bet pafilmuot kompiuterį, bet ten apačioj, tą dėžę. Persikėsiu kompiuterį, kuris labai lėtai veikia dėl to, kad Windows'ai strikdo diską. Tiksliau, ne Windows'ai strikdo, bet jie užprogramuoti taip, kad šitas diskas striktų. Tai va, dabar mes čia jau dar biškį karštą. Dėkė šitą. O šitą dedam čia. Uždenk man. Druskos trūksta, žinok. Dedam mūsų operatoriui į maišą pirmą. Dedam mūsų operatoriui pirmą į maišą. Kitą kartą darysim burokėlių sriubą ir bus lengviau. Kokį čia dabar maišą paėmus? Geltoną.
Dėl to, ne? Deda mūsų operatoriai. Vat ir to montuosiu video. Deda mūsų operatorių maišą. Trūksta druskos labai. Druska būtinas ingredientas. Bet operatorius deda į maišą, aš tau įdėsiu. O visą, kas liko man, tai... Šaldytuvą. Šaldytuvą? Šitą? Ar valgysi? Ne, valgysiu, žiūrėkit. Jautiena labai kieta. Geriausia tai yra švelnesnė žiurkiena, tai yra kiauliena. Nėra druskos visiškai. Norisiu kažkokio saldumo, bet čia. Grietinės. Pažiūrėkit, parodysiu. Šitą mes mesime lauk. Šitą mesime lauk. Perlenkiam. Dėl tavęs galiu skęsti ugnyje. Padedam šį čia, žodžiu. Padedam čia. Šiaip labai neskanu, nes trūksta druskos ir neišsitroškinta. Neturiu kulinarinių įgūdžių, žodžiu, čia kambarį gamint sunku. Esu pasigaminęs troškinę Viršuliškėse bute, bet per mažai patogumų. Jautiena yra labai kieta. Žinokit, neskanu. Normaliai. Dedam čia. Faktiškai jau viskas. Faktiškai viskas. Tai va. Nežinau, čia dabar sutalpinu. Dėk ir neišnešam plauką. Va, išdėk tą keptuvę. Ne, tai šičia. Čia dar. Davai, nešam plauką. Palauk dar. Ir šitą reikia. Pasiimti reikia šitą indų ploviklį. Reikia pasiimti indų ploviklį. Nežinau, kiek aš laiko montuosiu šitus video, bet reikės didinti tempą. Va, tokio turiu indų ploviklį. Viską darysiu faktiškai su... Galiu su kempinę daryti. Kurią turiu, žinai, va tokią kempinę turiu. Reikia viską pasiimti ir, žodžiu, nešti ir plauti. Nežinau, šitą reikėtų suvalgyti, bet... Tai suspėsi. Būtų gerai, kad čia būtų rankena, žinai. Davai, neš. Ir dar tą reikės išpilti. Va čia mano telefonas. Tai ką nešu. Operatorių durų nereikia uždarinėti. Tu jeigu nesuvalgysi mėsos, gali man atiduoti. Kad tai jautiena labai kieta, žinai. Aš išsikepsiu namie. Išsikepsi? Ja. Įdėsim į šitai burokėlius. Gerai. Dėsim į burokėlius, o paskui darysim pagūnus. Kaip nemėgstu tokį darytų languklę. Dabar tai paėmam, ką pirmiausia paėmam odą. Paėmam odą. Valom odą.
Kitą kartą gaminsim burokėlių sriubą. Kitą kartą gaminsim burokėlių sriubą. Lovim. Dabar šitą. Jie turėtų, žinai, dar pradžių. Negalime iš karto dėti. Ten jau nukrito tas mūsų vežimas. Parodykit, kaip lavom šitą. Čia įveikė, reikia apsiraisok rankovais. Gaminsim burokėlius, o paskutinę dieną gaminsim šitą, gaminsim mes. Bet turi 2 gabalus mėsos ant 2 kartų. Nu tai virsim burokėlius tada. Vieną dieną burokėlius. O iš kitos mėsos galim spirgus pasidaryti. Jo? Ne, spirgus iš lašinių reikia daryti. Tai va, matai, čia šitas va. Ir jūs niekada netikėkit, ką rašo ant etikečių, nes niekada netikėkit, ką rašo ant etikečių, nes kiauliena tai yra žiurkiena. Tai va, šiandien sunkiausia gaminimo diena, paskui burokėlius, o tada po burokėlių darysim koldūnų. Nu, dar tą. Nu, šitą reikia su mentele. Aišku, vieną dieną čia nieko baisus, bet jeigu reikėtų ištisus metus taip gamintis, tai būtų problemų, žinai. Gerai. Taip gerai, gerai. Sudėk viską dabar. Išplaukiam pinį. Gerai, kad ten įjungta, būtų įjungta ten pradeginti, įsivaizduoji. Būtų įjungta ten viską pradeginti. Šito čia statyti negali, pradegintų. Aš jau su tai bandęs. Sudedam viską. Eisiu pamiršti. Palauk, tai tuoj. Labai noriu. Užsinorėjai per kelias sekundės, ne? Man taip irgi būdavo apsaugotam būstą, žinai. Vakarį nieko nenori, vandens nedėri, žinai. Ką daryti, blėt. Nežinau, kodėl čia blėt. Tai va viskas jau. Išvalom šitą kriauklę, Viskas taškosi, blėt. Šitą daryti išpai. Čia aš plau. Neš. Aš plau neš. Stabdyk. Stalčių. Čia reikia užsidaryti, nes tos kaimynės labai piktos.
Tai paimam šitą, padedam čia ir visą mūsų turtą, šukščiu kažkokį, blėt. Visą mūsų turtą kišam tiesiai va čionai. Kur pritaikyta, nu, blėt. Blėt, nežinau, kaip čia. Matai, čia yra kabliukas kažkoks. Atsargiai, kad nenuverstum. Tai va. Dabar gal laikysis. Turi arbatos? Jo. Pasidarom arbatos? O. Šitą dar reikia išplauti. Ką? Kavos. A jo, tai šitą išplauname iš to arbatos ir rytoj atsigersi gal. Ne, dabar atsigersiu. Jo. O kur aš to arbatą darysiu? Į puodelį, va, kur kava. Jo. Jo. Kaip to aš sudarysiu, čia reikia išplauti. Ai, blėt, mes užmiršom, kad išplauti reikia. Tai žiūrėk. Dabar žiūrėk. Žiūrėk, mes darom taip. Atfumuoju. Bля, taškus, na, pažiūrėkit, mes čia, bля. Čia pasidarysim arbatos. Žiūrėk, visas šitas pilnas, matai. Turim dar valandą iki autobusą. Jo? Jo. Mums reikia šitą gerai išplauti, žinai. Čia jau mažėja lygis vandens. Prisipilsi. Ble, čia varva viskas. Įpilk čia to arbatos, ar ne? Tai į puodelį. Ne, tai šyčia. į Ne, puodelį. šyčia. O kur tu arbatą matei? O turi arbatos? Jo. Tik neprisimenu, kur aš ją padėjau. Va, čia gali. Ai, ne čia. Ne čia. Palauk, tai tada mums reikia šitą atjungti. Žiūrėk mums. Žiūrėk. Mums reikia šitą atjungti. Bet reikia žinot, kuris čia yra. Va šitas, ne? Reikia žinot, kuris čia yra. Nes vienas yra šičia. Čia va gerai. Įpilsim, žodžiu. Tada galim dėtis arbatos, darom? Jo. Bet tu pažiūrėk, kiek čia vandens liko. Reikia įpilti. Tai va čia yra vandens. Ne, iš šito va. Iš kibiro. Reikia įpilti iš kibiro. Atsargiai. Tai mama sakė, sako, niekada daug nepilt. Bet nes nematau, kiek čia yra įpilt. Dar reikia. Ir va taip va padarom. Čia, žinok, labai pavojinga. Kitą kartą gal arbatos negersim ar gersim. Ne, gal. Gal tie patį gerti. Tai va, čia padedu. Dalinsim burokėlius, paskui koldūnus. Jo. Čia dabar bus taip. Gerai, dabar darom arbatą. Žiūrėk, arbatą aš laikau ošyčią. Nereikia čia nepokščių, žinai. Kokią arbatą nori? Kokios turi? Turiu žolelėm? Ne, neturiu žolelėm. Ar turiu žolelėm? Juodos gal? Juodos. Čia merliukas, su kuriuo gaminu. Čiobrelių gal, ne? Ne, juodos. Kodėl? Juodos. Juodos? Čia kažkokia arbata. Nu, žalios, gerai? Įpilsiu čia. Net nereikia jos stiprios. Gera bus stipri arbata, dar daugiau reikia. Ne, nu. Tu nematai, kiek šitą neįgaliųjų centre daro. Ten šieblė. Nu ką, išjungiu kamerą. Ne, taip pafilmuosim. Bet aš nežinau, žinai, kur man tas
šitą, žinai, aš nežinau, žinai, kur man, žinai, šitą pilti, nu, tas arbatžolės, kur man jas pilk, kad neužkimštų. Iš šiukšlių į kibirą. Oi, į klozetą. Klozet, arbatžolės. Jo. Tai kava taip. bet Irgi arbatžolės- ir kava, ir arbatą. Išjungiu. Nu, gerai. Jau moki naudotis ir profesionalia veiksmo kamera, ir telefonu. Va šitas paprašiau bus, kad čia bus pizda. Čia bus gera žalia arbata. Bus pizda. O, dabar reikia, kad pritrauktų. O, daug gerų, žinai. Ble, tikrai, bet pizdės, va, tualetas tikrai gali užsikimšti. Ne. Nuo kavos ne, bet nuo tokių gali užsikimšti. Ne. Jeigu užkimšiu tualetą, ateis man tokia kaimynė, Marozė. Marozė, tokia kaimynė ateis Marozė. Jeigu užkimšiu tualetą ir man taip įsigalva, žinai, Marozė tą. Jinai, žinokit, tos Marozės panos labai gražios. Tu filmuoji jau išjungi? Pirmoji. Tos Marozės panos labai gražios. Jos labai gražios. Blet, jos pizdės, jos tave pasigausi ir mažai nepasirodys. Viskas. Va, mes pilam į kavos tirščius. Labai skaip. Blet, kas čia varvo? Kur va, kiauras kyba? Sulaužiau? Jo, jaučiu, sulaužiau, ne? Ble, čia varva, na. Čia pizda, čia bus pusiau kava, pusiau arbata. Ble, varva, na. Pažiūrėk, ble. Pizdės, varva, na. Cukrus dėta, ne? Jo. Va, žiūrėk, dabar žiūrėk, mes šitą išpilsim į maišą. Nes jeigu aš užkimšiu... Čia dar lyva arbata. Kur? Jo? Tau. Sakau, jeigu šitą, žinai, jeigu, žinai, važiuok, mes žiūrėk, paimsim šitą, ne? Į klozetą ir viskas, nesiparink tu čia. Ne. Taip, neužkimš klozeto, ten kokia skylė. Į klozetą pilk ir Ne, viskas. žiūrėk, aš tau parodysiu. Matai, kur čia tas mūsų maišas? Kibą mes išmetėm, ne? Va, ne. Va, šitas maišas, žiūrėk. Paimam čia pilam, matai, va, čia pilam. Dar negana, žinai, blėt. Sakau, aš už... Jeigu čia, blėt, pradės lašėt, tai bus pizdėts. Pažiūrėk. Paimam šitą ir, blėt, viską tiesiog, žinai, krapštom. Nes, bet jeigu aš užkimsiu tualetą, tai mane išmes iš šito bendrabučio. Per kelias dienas. Jeigu aš užkimsiu tualetą. Dabar jau galima, va dabar jau, žinai, galima pilt. Dabar jau, žinai, galima pilt. Nu, tau. Nu, žiūrėk. Paimam dabar, žinai, važiuok. Važiuoju vandens mažai, kai šitą vandens. Nu, va, dabar jau gerai, žinai. Galima dabar išpilti. Dabar reikia šitą nuvežti. Bet vandens, matai, nebeliko, matai? Vandens nebeliko. Tai prisipilsi. Tai prispilsiu. Galim dabar tada nueit vandens pripilti. Pauzė, Bet pauzė. ne, palauk, ne, žiūrėk. Matai? Šitas dalykas, kaip jis veikia. Jisai paprastai tik neišsiema. Jisai tai paprastai neišsiema. Reikia šitą pakelt. O, ble. Jis paprastai, žinot, neišsiema. Reikia, žinai, ką padaryti. Reikia šitą pasiimti, kur dedi karštus indus. Aš čia, žinai, viską padėti. Ir va dabar, va, reikia šitą. Tak, sunku, na. Tai va, reikia šitą išpilt. Dabar jau galėsim tą išpilt, žinai. Tai nešamės abudu, paimk abudu. Ne. Ai, čia vandens reikia dasipilt. Nu, einam, dasipilsim. Tai taip peržengti. Kambario sąlygom gamint maistą, tai blėt reikia turėti dar ją jėgos. Va, šitą gamis taptyk. Dabar šitą paimam, patraukiam, statom lengvai. Atidarom šitą. Statyti reikia taip, kraneliui, blėt. Čia
Laužyt ką? Ne, čia sulaužysiu kranelį, supranti? Sulaužysiu kranelį, nebeturėsiu. O jau užsakinėti reikia labiau ilgai, žinai. Žiūrėk, matai kaip čia pildas. Žiūrėk, kaip pildas. Šalto tik pilt. Tai šaltas jo. Negaliu labai pilno pilt, nes paskui bus babak. Dar biškį. Negaliu pilno pilt, supranti. Ir jis šiaip, žinai, greit išbėga. Tai va. Gal dar biškį, bet tik va šitos linijos. Gerai dabar bus. Užsukim. Kad neskirstų visokios musės, bet matai, šitas kranelis gali sulūžti, jeigu tu dėsi priekį. O, blei. Pažiūrėk, nešam. Eikim į priekį. Oi, blei, kaip man reikės viską sumontuoti, žinai. Kaip man reikės viską sumontuoti. Atsukai atgal? Tave filmuoju. Jeigu nulaušiu kranelį, visas vanduo išbėgs. Va. O dabar va, matai, va dabar va. Nukeliam šitą ir statom, bet jisai gali nugriūt. Vieną kartą, kai plovau, grindis nugriuvo. Ir jį reikia statyti va šitaip va. Ir palengva. Va atsukti taip. Nu, vandens nėra daug, bet rizika, kad gali viskas sugriūt. Tai vandens nėra daug, tik tiek vandens galiu pripilti, nes paskui krenta. Tai va. Čia. Statau šitą, blet, kaip karštą kambarį. Va čia padedam įrankius. Išgersim arbatos ir tu važiuosi namo. Dabar nešam šitą. Gal šitą nefilmuosiu? Kodėl? O kam? Gerai.